Raimonda Nabažaitė iš Telšių į Klaipėdą studijuoti istorijos ir archeologijos specializaciją atvyko prieš kone 9 metus. Per juos mergina nuveikė tikrai nemažai. Ne tik studijavo Klaipėdos universitete, bet ir dirbo Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto administratore, šios įstaigos projekto specialiste, Baltijos ir Skandinavijos archeologijos centro Šlėvisgė tarptautinių projektų vadybininkė. Raimonda Nabažaitė, sėkmingai apgynusi bakalauro darbą, nusprendė toliau tęsti studijas Baltijos šalių istorijos magistrantūroje. Būtent tas magistro diplomas atrodytų nieko susijęs su archeologija ir iš tiesų niekada nelaikiau savęs labai didelė istorijos žinovė. Istorijos mokslo daugiau vis tiek save orientavau į archeologijos mokslo sritį, nes man visgi tas praeities pažinimo šaltinis iki šiol yra labiau priimtinesnis, dėl to ir pasirinkau tapti archeologę ir eiti būtent tuo keliu. Šiuo metu Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakultete istorijos katedroje doktorantūrą studijuojanti Raimonda pasakojo, esą tolesnį studijų pasirinkimą lėmė jausmas, kad liko dar daugybę klausimų, į kuriuos jį privalo atsakyti. Rašydama magistrinį darbą, man nepavyko visų uždavinių išsikeltų įgyvendinti ir tiesiog supratau, užbaigusi tyrimus, kad aš dar ne viską pasakiau. Dabar jaunoji mokslininkė juokauja, kad savo profesiją keistų nebent tik į darbą kriminalinėje policijoje. Negaliu prasitarti kolegoms, kurie galbūt žiūrėjo šitą laidą, kuo iš tiesų norėjau tapti, bet sakau, jeigu šiandien reikėtų keisti specialybę, tai turbūt labiausiai domintų kriminalinė policija, nes iš tiesų daug čia archeologijoje gaunant žinių, kurioms reikalingas ypatingas didelis atidumas, fiksuojant sluoksnius, atsekant mažas detalės, tai iš tiesų tas analitinis mąstymas ir tas toks detektyvo žvilgsnis jau yra po truputį lavinimas. Raimonda Nabažaitė nurodė, kad archeologijos karjerą pradėjo prieš 3 metus. Pagrindinės mokslinių tyrimų interesų sritys – viduramžių ir naujųjų laikų miestų archeologija, koklinės keramikos studijos bei povandeninė archeologija. Doktorantė pasakojo, pirmieji savarankiškai atlikti tyrimai buvo didžiulis iššūkis, tačiau dabar atlikdama tyrimus jaučiasi tvirtai. Nežinau, atsitiktinumas ar kiti dalykai lemia, kad vis atsiduriu prie bažnyčių. Turbūt ateityje reiks savo tyrimus ryti ir orientuoti į bažnyčių archeologiją tikriausiai. Šiuo metu Raimonda Nabažaitė užsiima svarbiais Klaipėdos miesto istorijos pažinimo tyrimais. Tyrinėja anuometinę 16 amžiaus antros pusės 17 amžiaus bažnyčių aplinką. Jeigu žvelgtumėm retrospektyviniu žvilgsniu, esame šiuo metu bažnyčių aikštėje, kurioje telkėsi tiek vokiečių bendruomenė, tiek lietuvių bendruomenė. Šita dalis ypatinga tuo, kad būtent šioje miesto saloje buvo pastatytos 2 bažnyčios. Ir 2006 metais mūsų Klaipėdos universiteto archeologas daktaras Gintautas Zabiela jau vykdė labai didelius tyrimus. Buvo lokalizuota Švento Jono bažnyčia, aptikta įvairių radinių, tarp jų ir svarbių duomenų apie to meto miestiečių palaidojimus. Vėliau tyrimų vairą perdavė man, 10 metais čia jau iki šaukoja, buvo labai nedideli tyrimai ir būtent tas mano sudalyvavimas 10 metais nulėmė, kad Gintautas Zabielas perduodamas tuos tęstinius tyrimus būtent nurodė ir mane, taip aš ir čia patekau. Klaipėdos universiteto doktorantės teigimu, praėjusių metų tyrimai daug duomenų suteikė apie minėtos sklypo raidą. Raimondos Nabažaitės vadovaujamų tyrimų metu aptikta nuo 6 iki 8 tūkstančių radinių. Kai kurie jų unikalūs, Klaipėdoje randami pirmą kartą. Šių metų rezultatai būtent šioje dalyje mus jau nudžiugino. Turime atradę 2 patrankos sviedinius, kurie rodo, kad būtent supylus šitą bastioninį sluoksnį, kurį matome priešais, jisai funkcionavo, nes buvo atlaikyti atakos smūgiai. Ir čia iš tiesų yra tas gal profesinis ir malonumas susijęti būtent miesto archeologiją ir istorinius duomenius. Nes jau miesto archeologijoje mes turime vadovautis tiek istoriniais šaltiniais, juos koreliuoti ir bandyti atsakyti jau į tuos probleminius klausimus.
Itin svarbu, kad pavyko patikslinti tam tikrus tyrimų vietos istorinius duomenis. Ir pavyko aptikti istoriniuose planuose vaizduojama bažnyčios zakrastyje, tai iš tiesų yra labai didelis atradimas. Ir dar toks atradimas, tai yra galima būtent lietuviams skirta bažnyčia. Ir apie ją mes iki tol neturėjom jokių duomenų, išskyrus istorinius ir kartografinius. Ir būtent tyriant tas vietas pavyko užčiuopti būtent toje vietoje statinio fragmentus. Ir šiais metais vyks nedidelės apimties tyrimai, kurie leis mums identifikuoti, visgi ar ten buvo bažnyčia, ar ten yra kažkokio kito statinėlio ar konstrukcijos dalis. Ir už tai iš tiesų esu dėkinga užsakovams, kuriuos visgi mano gal entuziazmas, noras pavyko įtikinti ir noriai finansuoja būtent mokslinius tyrimus, nes visi kiti tyrimai yra susiję būtent su pastato eksploatacijai reikalingomis vietomis, o šita dalis yra grynai moksliniams interesams ir išspręsti šitą visiems rūpimą problemą, kurgi visgi buvo lietuviams skirta bažnyčia. Tai iš tiesų Danės gildijai už tai esu labai dėkinga. Raimonda Nabažaitė sako, kad jai archeologo darbas įdomus galimybė tyrinėjimo metu nusikelti į konkretų istorinį laikotarpį. Įdomus man jisai tuo, kad ypatingai miesto archeologija, aš save specializuojuosi miesto archeologijos srityje, nes čia yra iš tiesų dinamiški procesai vyko ir tas kultūrinis sluoksnis, kuris būtent užaugęs yra nuo apačios iki dabar, jisai yra storas, jisai yra verčiantis visą laiką mąstyti. Kodėl tas sluoksnis supiltas toks, kodėl jame yra tokie radiniai, kaip jisai atsidūrė. Ir tas visą laiką minčių šturmas, jisai mane visą laiką uždega. Ir jeigu pavyksta išspręsti ir identifikuoti tam tikrus istorinius procesus, kodėl susidarė šitie sluoksniai, mane labiausiai ir džiugina. Ir kai pavyksta ypatingai susijęti istorinius duomenis su atliktais archeologiniais tyrimais ir įvyksta tas profesinis malonus sprogimas. Taip aš padariau. Aš neatlikau tik tai fiksacijos darbus, kas galbūt neretai ir vyksta. Archeologas užfiksuoja, palieka archeologinę tyrimo ataskaitą muziejui, taip ir užsibaigia. Bet yra ir kita archeologo dalis, kuri dar ir iš to daro mokslą ir bando susijęti su jau ankstesniais tyrimais ir atsakyti ir tam tikrus probleminius klausimus. Archeologiniai tyrimai dar, kuo jie yra įdomus, kaip ir minėjau, tai yra nuolat besikeičianti žmonės šalia tavęs. Šiandieniniai tyrimai čia iš tiesų jie yra įdomus ir sudėtingi, nes tuo pačiu vyksta statybos darbai ir neretai reikia derinti ne vienos profesijos atstovų interesus ir įtikinėti, kodėl mums yra pirmenybė, kodėl jie pirmieji negali savo prasikasti, prasikloti vamzdžius, bet iš tiesų pirmenybė yra mums ir tai mes sakom tikrai neiškėlę galvą, bet tiesiog realybė yra tokia. Ir tas kartais įtikinėjimas, koks jisai bebūtų sunkus, tikinėti, kad tai yra svarbu, bet kai gauni rezultatą ir sutinka, taip, čia jums dabar, jūsų platforma, jūs padarykit, tai vėlgi yra didelis džiaugsmas, kai pavyksta įtikinti, kad tai yra svarbu mokslai. Jaunoji mokslininkė nurodo, kad archeologas turi būti pasiruošęs dirbti įvairiomis oro sąlygomis. Šiandien pas mus yra geras oras, būna lyja. Viską reikia operatyviai atlikti, kartais reikia prašyti, kad žmonės dirbtų per lietų ir iš tiesų reikia turėti tą užsispyrimą ir norą daryti darbus įvairiomis sąlygomis. Be to, archeologams tenka susidurti su įvairiomis užduotimis. Mes aptinkame objektus, aptinkame pastatus, kartais juos reikia iškelti, kartais jie trukdo būtent šiandieniniam statybom, reikia derinti su kultūros paveldo departamentu, reikia pagaliau pasiūlyti savo sprendimą ir kiekvienas iš tiesų archeologo sprendimas ar nuomonė, jinai yra labai svarbi, formuojanti vėlesnius sprendimus. Tai iš tiesų yra ne tik tai kasimo, fiksavimo darbai, bet ir tam tikros nuomonės formavimo. Ar tai yra vertinga, tai iš tiesų reikia atsižvelgti ir į tuos dalykus. Raimondos Nabažaitės nuomonė, tikras mokslininkas pirmiausia turi būti arti visuomenės, pateikti savo tyrimų rezultatus aiškiai, įdomiai. Dažnai reikia
mums patiems pateisinti save visuomenėje. Kuo mūsų darbas yra svarbus, kuo jisai reikšmingas ir kam viso to reikia. Ir jeigu mokslininkas yra užsidaręs, jisai rašo straipsnius tik tai tos srities specialistams, iš tiesų labai sunku turbūt ir pateisinti savo buvimą visai tai visuomeniai. Ir mano nuomonė, kad mokslininkas turi būti arti jos ir padėti suprasti tam tikrus procesus, kodėl mes esam čia ir kokia tąsa yra žiūrint iš istorijos to pirmojo taško. Mokslininkui archeologui reikia itin daug kantrybės tiek atliekant tyrimus, tiek analizuojant radinius. Bet kai jau užsidaro kabineto duris ir lieki su tais radiniais, su brėžiniais, su galvosūkiais, iš tiesų reikia labai daug kantrybės suvesti visus tos duomenis ir suprasti būtent tuos procesus. Būtent atliekant tyriamąjį darbą, aš daugiau analizuoju materialinę kultūrą, reikia tos kantrybės būtent pažinti tą kiekvieną šukelę, ją aprašyti, nes jinai savaime pati neprabyla. Ją iš tiesų reikia išanalizuoti visapusiškai, kad būtų galima ją prakalbinti ir papasakoti būtent ne radinio istoriją, o žmogaus elgseną, būtent sukuriant ir paliekant ar ne šitą pėdsaką kultūriniuose sluoksniuose.